Lietuvoje kiekvieną dieną šimtai tūkstančių žmonių sėda į automobilius. Tačiau dėl užmaršumo ar kitų priežasčių tiek vairuotojai, tiek keleiviai dažnai nesegi saugos diržų. O juk susidūrimo atveju pasekmės gali būti labai skaudžios. Važiuojant 50 km/h greičiu be saugos diržo, kiekvienas susidūrimas prilygsta kritimui iš 5-ojo aukšto. Ką apie saugos diržus mano tie žmonės, kuriems tai bene svarbiausia saugumo priemonė? Kalbiname lenktynininką, praėjusių metų N4 klasės ralio čempioną Dominiką Butvilą. Ar važinėjai kada automobiliu be diržo? Ne, be diržo tikrai nesėšiu už vairą. Net kartais ir reikia pavažiuoti pusę kilometro nuo parduotuvėlės iki namų, aš vis tiek visą laiką užsisegu diržą. Mano pats pirmas treneris man pasakė, kad nevešiu automobilio, kol neužsisegę saugos diržo, ir aš taip įpratau, kad man be jo tiesiog būtų neramu važiuoti. Aišku, ralyje tai net nekyla minčių jau turbūt niekam be saugos diržų važiuoti, nes tai yra pats svarbiausias saugos elementas. Paprastos mašinos diržai, žinoma, kad netokie, mes raly turim 6 taškų diržus, kurie laiko visą kūną, bet toks diržas tikrai yra geriau negu nieko ir čia, manau, net nėra klausimų, kiek tai yra išgelbė gyvybių. Tai yra vien toksai elementas, dėl kurio aš jaučiuosi daug ramesnis už vairą. Kiek tavo nuomonė trunka užsisegti saugos diržą? Mano nuomonė? Iki 2 sekundžių. Ar teko ralyje išbandyti saugos diržus? Na, tiesioginė prasme. Teko. Keletą kartų, kai atsidūrėm ant stogo, tai keistas jausmas, kai tu lieki kabėti visiškai už nieko nesilaikydamas. Tada supranti, kiek tie diržai tau padeda. Bet saugos diržas yra ir tas elementas, kuris laiko tave prie mašinos ir tu savo visų kūnų automobilį jauti daug geriau. Tai raly man jie tiesiog padeda. Net jeigu tai nebūtų saugos elementas, vis tiek tu tampi vienu kūnu su mašina. Kokia tavo nuomonė apie tėvelius, kurie vaikus veža ne vaikų kėdutėse? Matau, aš gatvėse negaliu patikėti, kai būna vaikai per vidurį tarp sėdynių, neprisegti ir po visą mašiną makaluojasi, vaikštinėja, trukdo ir vairuotojai, ir tai yra visiškai nesaugu. Tai mano nuomonė, tokie tėvai yra labai neatsakingi. Ir vaikai turi būti specialiose kėdutėse ir prisegti, ir ne tik jie patys. Taip kaip ir su motociklu sėsdamasis, tu irgi nori šalmą užsidėti. Ir kai keleivių veži, tu jam irgi turi šalmą pasiūlyti. Negali vežti keleivių be šalmo. Tai mašina taip pat, neprisegtų keleivių. Aš net visiems gale liepiu sektis. Vaikam, ne vaikam, draugam. Kai kurie pyksta, kai kurie, bet sakau, kad nevažiuosim niekur, kol neprisisegsiu. Žmonės dažnai mano, kad važiuojant lėtai arba nedidelį atstumą, saugos diržai nėra būtini. Tačiau skaičiuojama, kad daugiau negu pusė visų nelaimingų atsitikimų įvyksta važiuojant mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Ar visą laiką segate saugos diržus? Jo, visą laiką šviesos įjungia ir iš karto diržą. Tas pats judesys. Tas pats judesys? Vienas ir tas pats. Raginate pasiūlyti automobilyje važiuojančius? Jo, konkrečiai mamą. Kodėl? Nes mano mama kažkaip nėra įpratus tą dalyką daryti. Nežinau kodėl. Visi šiaip daugiau, kas važiuoja pas mane mašiną, visą laiką užsisega. Ar visą laiką prisisegate? Taip. Be abejo, saugumas, kaip ir sakiau, pirmiausia. Pirmiausia. Taip. Ir vaikutį visą laiką segate, nesvarbu, kiek važiuojate trumpai. Taip. Visą laiką. Nes, mes jau su vyru tokios politikos ir laikomės, kad jeigu jau keliaujam, tai reikėtų saugiai. Praėjusiais metais mūsų šalyje eismo įvykiuose žuvo daugiau nei 300 žmonių. Tai išties didelis skaičius, nors prieš 5 metus skaičiai buvo dvigubai didesni. Sužeistųjų skaičius taip pat mažėja, tačiau pastebima tendencija, kad dažniau sužeidimus patiria automobilio keleiviai. Situaciją Lietuvoje komentuoja Susisiekimo ministerijos kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius Gražvydas Jakubauskas. Situacija iš tikrųjų šiek tiek gerėja ir mes matome iš tikrųjų geras tendencijas, tos pačios tendencijos ir turbūt visoje Europoje, tačiau vis dar neramina faktas, kad gana daug vairuotojų ir ypač keleivių neprisisega saugos diržų, gana didelė dalis ir paskirta nuobaudų yra, tačiau matome tikrai teigiamus poslinkius. Turime ir specialius imituoklius diržų prisisegimui ir efektyvumą įrodyti diržų prisisegimo, taip pat vertimo simuliatorių, vertimuose imituoklį, kur tikrai dalyvaujame įvairiuose šventėse, renginiuose ir tikrai kiekvienas gali išbandyti, pasižiūrėti, kaip jie veikia, koks yra efektyvumas diržų prisisegimo, kad tikrai galėtų suprasti ir įsisąmoninti, kiek tai yra svarbu.
Iš tikrųjų, dar galėčiau pridurti, kad daugelis tyrimų rodo, kad tik tais esant 7 km/h greičiu ir mažesniam, žmogus plaštoko arba rankų pagalba gali atlaikyti smūgį. Tačiau jeigu greitis yra didesnis, tai iš tikrųjų savo rankų jėgos nebepakanka ir mažesni ar didesni sužeidimai vis tiek įvyksta. O jeigu jau kalbam apie tokį greitį, kaip, sakykime, mieste 50 km/h, tai smūgio metu kūno masė padidėja keliasdešimt kartų. Anot pašnekovo, dėmesį taip pat reikia atkreipti ir į mažuosius automobilių keleivius ir jiems skirtas kėdutes. Situacija žinoma gerėja ir mes matome ir pagal, sakykime, paprastą turbūt rodiklį vaikiškų kėdučių pardavimą. Ir tikrai žmonės domisi ir Susisiekimo ministerija gauna labai daug klausimų tiek apie teisingą vaikiškų kėdučių naudojimą, parinkimą, vaikų prisegimą. Tai iš tikrųjų situacija tikrai gerėja. Ir, manau, kad sąmoningumas, kad vaikas turi važiuoti kiek įmanoma saugiau, yra tikrai kur kas aukštesnėme lygyje, negu buvo anksčiau. Veždamas keleivius segate saugos diržą? Būtinai. Būtinai. Kodėl? Saugu visą pirmą, visą antrą mašinai cypi labai. Supratau. Raginate keleivius užsisekti? Priekį tai tikrai taip, o galia savo pagal poreikius. Jeigu patys nori, tai sekasi. Supratau. Ir tarkim, ar kai paraginate priekyje sėdinti keleivį užsisekti, kai būna neigiamų reakcijų? Ne, dažniausiai viskas gerai. Vienas patarimas skeptikams. Kodėl jie, kurie sąmoningai nesisega? Žinot, aš daug kartų girdėjęs, sakykime, iš skeptikų, gal ir iš savo pažįstamų, tokį posakį, kodėl turiu sektis, aš gerai vairuoju, aš į nieką nesitrenksiu. Tačiau tokiems skeptikam, visą laiką reikia priminti situacijas, kad kartais būna, kad jūs gali atsitrenkti. Ir tada diržo neturėjimas tikrai, nesvarbu, kaip gerai vairuoja tas skeptikas, kuris nemėgsta prisisekti diržų, tikrai gali sukelti labai rimtas pasekmes.